Labas rytas. Paskutinis turbūt rytelis su mano mažiukais berniukais ir mergaitėm. Dėl to, kad greičiausiai rytoj ryte reikės man išvažiuoti jau tuščiai su autobusu į Ušlau, nes tenai jau laukia autobuso, nes reikia vežti, reikia dirbti, autobusų trūkumas. Štai toks vaizdelis per langą. Flo. Gražu. Dar vienas stebuklingas rytas. Dar viena tropinė diena. Nu, ji man tikrai paėjo. Jau kaip davė, taip davė dievulis orą. Tai... Einam, pasižiūrėsim, gal pasimsim kavytės ir atsivarysim autobusą. Ir pradėsim klauti lagaminus ir važiuosim šiandien į Vosą, o iš Voso jau į Bergeną. Kur kortelė? Geras kambarys, ne? Karališka rezidencija. Kodėl su akiniais? Dėl to, kad po vakarą alaus akis užtynė. Pavaišino mane amerikiečiai vakarą lumitai, o... Nors bendrai mano kiekvieną dieną akis tokios užtynė, tai ką aš čia slepiu? Nėra čia kas slepiu. Taip, pasiemam kortelę. Einam. Į tų durų su viena ranka. Kaip ten sakė kažkas, su viena ranka gali tik tai šikną krapštyti, o ne ką nors daryti. Einam ieškoti kavytės. O paskui dar atvarysim pasimti daiktus. Oi, jau tvarko kambarius. Bože, kaip karšta, negaliu. Nieko atrodo nedarau, va, lagaminus kraunu. O visa šlapia. Good morning. Yeah, from the other side. Prakaitai tiška. Kaip Ispanijoje būčiau. Lagaminai sukrauti, autobusas užkurtas. Mano berniukai ir mergaitės nuėjo ten, va ten į tą žalią traukinį. O aš važiuosiu jų pasimti į kitą miestą, į Vosą. Kaip liūdna. Man visą laiką, kai man baigėsi grupės, man tai būna liūdna, man realiai norisi verkti. Tu pripranti prie žmonių, pripranti prie tokio gyvenimo stiliaus, kai čigonas ant ratų ir žinai, kad baigėsi. Blembački. Aš noriu dirbti tokį darbą visada. Kaip liūdna, negaliu rimtai. Nu, žiauriai liūdna. Tu prasme, norisi dar 10 dienų mažiausia. Nu, gal dar ir porą mėnesių mažiausia. Kažkokia nesąmonė. Kaip taip gali būti? Kaip gali būti liūdna, kad darbas baigėsi? Visi žmonės džiaugiasi, o man ir gydui liūdna. Mano gydui Luisui irgi liūdna. Nesąmonė. Ar esat girdėję tokį posakį? Gaidelį gėda, traukinys toliau saurėda. Nu, tipo reiškia, kad pofika žmonės šneka, galva aukštyn ir darai tą, ką pati nori. Nesat girdėję? Aš irgi nesu girdėjus, nes tik dabar sukūriau. Mane nešasi. Labas, mergaitė. Tai gal pasisveikinsi šiandien, ar jau nebe draugės? Vakar kartu gėrėm, o šiandien jau tik tai vidžolė tau įdomu. Jau viskas? Alkoholio nebenori? Kuom kvepiu? Skaniai kvepiu ar nelabai? Galiu paklausti tave? Ne? Nedraugiška. Oi, kokia niuf. Tu čia ne per gerai ant jūros kranto gyventi. Ką?
Viskas. Į civiliokišką prangytę. Voveriukai išleisti. Grupė baigėsi, darbas baigėsi. Kaip jaučiuosi? Jaučiuosi šiek tiek pavargus, laiminga, apsiverkus. Nes biški, kai pradėjo turų lyderis mano kalbėti padėkos žodžius man ir apie mane, kaip jisai su manim džiaugiasi, kad dirbo, kad kaip mes gerai sudylinom ir kaip mes buvom kaip bendra komanda, kaip vienas kumštis, tai apsiblioviau iš laimės, dėl to, kad nebuvau dar girdėjus niekada tiek daug gražių žodžių į savo pusę. Iš vieno žmogaus, žinai, į savo pusę tiek, kad viskas idealiai, viskas zaibi, sako, aš net ofisui parašiau laišką, kad tu esi geras, sako, žiūri geras vairuotojas ir sako, vairuot mokė. Taip iškai paverkiau iš tos laimės. Ir viskas. Einam į viešbutį. Kadangi visai kitoj pusėje Bergeno suradau vietos prisiparkavimui čia nakčiai, o viešbutis ten už vandens. Tai reikės eiti visą ratą tokį. Bet nuotaika gera. Reikia gal pasiimti megztinę. Gal vakare bus šalta. Kaip galvojat? Jo, reikia pasiimti. Ar turėjo kada nors Bergenas tokį orą kaip šiandien? Plus 29. Malagas, Ispanijos oras. Žmonių gausybė, visi išsirengę, visiems šilta, visiems gera. Šortukai, bliuskutės, kuprinės, netgi kepurytės nuo perkaitimo. Žiūri, cool. Bela kaip geras oras, tikrai. Ir dar svarbiausia, baigėsi darbas. Nu, aišku, dar rytoj reikės man vairuoti. 8, beveik 9 valandas. Bet tai čia pofik. Pau. Ir grįšim. Ir kai grįšim, ką tada? Viskas, tipo, baigsis YouTube filmukai, viso, nebus ką rodyti. Taip, belė kokias nesamišnėkės. Oi, kiek žąsenų, pasižiūrėkit. Čia kaip Amsterdame, lygiai taip pat. Žąsenų rojus, nors pas mane namuose jau 3 tie žąsenai stovi. Jau man Sauliukas nebeleidžia daugiau jų pirkti, sako, jiem jau vietos nėra, nes visa skalbenkė nudėliota žąsenais ir vis tiek, kai pamatau, vis tiek, nu gerai, ančiukai. Ai, sorry. Net ne, Nice one. Daug pavairuos. Pažadu, nieko nebus. Pažadu, neužsimušim. Bet jaučiu prisitrenktume. Būtų tik gazas dugnas ir susivaliojus. O, kai gražu, kai man taip gražu, kai čia Skandinavijoje tėčiai vaikus augina, ne mamos, bet tėčiai. Ir pagrindė visą laiką. Jeigu matai lauke su vaikais, tai būtinai tėtis. Mamos kažkaip, blėt, karjerystės, visos pinigus daro. Einu į Flojbanen. Jeigu pavyks, dar parodysiu vaizdelį iš aukštai. Karšta. No, because the First World War, it was royalty between the Russian Tsar. Hello. Mấy cô thu biết các vị sao đâu kia nụ gì. Prisipažinsiu, niekad nesu valgius indiškam restorane. Atsisveikinimo proga su gidu nusprendžiau ateiti pavalgyti indišką restoraną. Paprašiau, kad būtų maistas nespicy. Pasižiūrėsim, kaip čia seksis. Ar bus seksis, ar nebus seksis. Oh, thank you.
Kažkokia indiška. Ajebėnė, bet žinokit skanu.